Mano studijoje turime naują draugą. Siurblį. Kartu pamėginkime jį išpakuoti ir sukonstruoti. Instrukcija. Šepatukas, pakrovėjas, laikiklis, siurblio rankena, stovas, na ir taip pat siurblys. Šiaip sukonstravimas labai paprastas, reikia tiesiog rankeną įkišti štai čia. Čiukšt ir viskas. Įkišam čia pakrovėją ir turim pasikrovimo stotelę. Šio siurblio veikimo principas labai paprastas. Čia pilasi vanduo, kuris yra distiliuojamas. Automatiškai pašalinamos bakterijos su mėlyna šviesa. Ir tuomet jau su šiuo siurbliu galima ir siurbti, ir plauti vienu metu. Ir tas nešvarus vanduo keliauja į čia esančią priekinę talpą. Ir iš tiesų jis pats praneša, ką reikia daryti. Tai dabar sako, kad reikia išvalyti šitą nešvaraus vandens talpą. Nu va, grąžinu talpą ir einam siurbti.